Nu va, išpilčiau garažinį viedrą ir ką randu? Randu 8 pateles, 8 krevetes, iš kurių akivaizdžiai matau kelias pateles jau neršusias, mailiaus nėra, bet neršusias, o šita yra maža, kadangi ten krevetės gyvena beveik metus, kiek kartų jos ten neršiasi, dauginos, sunku pasakyti. Kažkada buvo peršerės, buvo kažkiek nudvėsusi, bet esmė dėl temperatūros. Krevetės ir vandens tarakonas yra gyvi. Toliau ką radau? Radau charizmos samaną. Pirmąją. Dabar nepasakysiu lotynišką pavadinimą, paskui užrašysiu ant video. Kuri yra be galo man graži ir vešli. Tai čia buvo iš akvariumo įdėta. Toliau radau, kad ten turiu įmetęs 3 mikrodaigų spiralinės valisnerijas, o čia nežinau, ar iš mano akvariumo, ar iš gamtos yra dygutė. Čia iš Platelių ežero sublizgė ištraukta samana. Jeigu aš nemaišau, didžioji nertvė. Lietuviška. Ir aš esu kažkada nuo kažkokio akvariumisto gavęs ir turėjęs ją savo akvariumuose, krevetynuose, tai yra pati stambiausia samana. Aišku, galėtų ne iš gamtos imti, bet šiuo atveju čia iš gamtos ir puikiai laikos ir gerai auga po vandeniu. Man labai patinka struktūra. Tai biotopiniam akvariumui liuks. Čia yra iš Platelių miškų, iš miško, ne iš ežero, kiminai. Nurauti, įdėti buvo pabaigai, su spygliais visokiais taip toliau. Tiesiog miško pakloti. Jeigu mes imam nuo kalno iš miško, tai tikėtina, kad ten nėra vandens parazitų, kaip ant šitos. Gali būti, ne? Tikėtina, kad iš ežero su šito parsinešiau kažkur prilipusi, nes kai ištraukiau Plateliuos prie jacht klubą nulieptą, žmonės iš jachtas lipa, sakau, neturi tuščio buteliuko su nuo vandens kokią nors. Aš tiesiog pasisėmiau ežero vandens ir įsikišau tas samanas, kad neišdžiūtų man parvažiuoti iki Klaipėdos, nes aš buvau spiningauti, ne be jokio kažkokia inda. Nu ir puslitrinį buteliuką įsimečiau ir parsivežiau. Ir ten parkeliavo šitas, Platelių gyventojas panašus su manim. Toliau. Kartu su kiminais iš miško paklotės, va šitas samanas, jos po vandeniu labai nenori gyventi, labai, aš jau kelis kartus, nežinau dabar jau pavadinimą, bet aš turėjau mintį aprišti jas šaką vandens paviršių. Turėtų gerai augti, tai va čia likutis. Ir dabar kiminai iš miško, šitos iš mišką, šitos iš Platelių ežero, čia likutis kažkada mano spiralinės valisnerijas, čia labai gražiai suaugusi, ta prasme, kokia yra sodruma samana iš akvariumo buvusi, pirmoji tropical in vitro, krevetės ir dar vienas dalykas, kuris man išaiškėjo, tai sraigės. Ne viena melanija neišgyveno tos temperatūros. Visi kiautai yra tušti. Ir šiaip jeigu akvariume susvyruoja kažkas arba ypač mažai šeriami, jos neišgyvena. O fizas, kurias laikiau nepageidaujamum, jos visas išgyvena. Ir dabar man fizas, va šitas, jos yra labai mažytis, va pilnai suaugusi. Ko gera yra naujas sraigių favoritas. Ko gera, aš jų noriu savo akvariumuose. Kodėl? Jeigu mes gydom nuo kažkokių ligų akvariumą su nooplanarija, melanijas visas miršta. O fizas aš bandžiau išnaikinti su nooplanarija, jos nemiršta, nes jos nedugne gyvena. Aš mailinykę kažkada bandžiau jas išnaikinti. Fizą parsivežiau iš vaikų namų akvariumą su viena žuvim. Kaip su žuvim parsinešiau fizą, nežinau, bet parsinešiau. Matyt, kažkur tarp žiauno prie peleko buvo viena mažytė užkibusi ir parsinešiau, nes aš parsinešiau tik ancistrusą palaikyti. Ir gavau fizų. Bet man dabar jos patinka, nes jos išgyvena
O čia labai gerai, nes jeigu kažką gydai akvariume ir dingsta ir miršta visas sraigės, tau sutrinka balansas, o fizas nemiršta. Galbūt jos ėda pažeistus augalų lapus, galbūt. Galbūt jos turi kokių nors kitų bruožų, bet vienas pliusas, aišku, jos nekedena gruntą kaip melanijas. Tai jos nepakeičia melanijų. Bet vienas pliusas, kad jos išgyvena gydymus ir temperatūros ir taip toliau. Tai reiškia, ir jos yra labai mažas. O jų mažumas duoda privalumą prieš melanijas, kad jos neiškelia šviežiai pasodintų augalų. Melanijas labai dažnai kokius nors labai smulkius in vitro augalus iškelia. Nu va, 8 bliūdai, tiesiog kiminai iš mišką. Tiesiog nertvė, man atrodo, didžioji nertvė. Šitas nežinau kaip, pabandysiu paieškoti. Čia Christmas samana, rasiu nuotrauką, kaip jį tiksliai vadinasi. Pirmoji, dabartinė pirkta, kurią dabar Tropika vadina Christmas, nėra ta pati. Yra žymiai skystesnė. Spiralinės valisnerijas, krevetės su vandens asilu ir fizas. Vat akvariumo garaže eksperimentas. Praeitą žiemą iš vis nebuvo tokio minuso. Dabar, kai per naujų metų naktį buvo nukritę iki -11 Klaipėdai, mašinai buvo 10,5 naktį. Garaže buvo -1 berods, tai vanduo nebuvo pradėjęs šalti. Kadangi aš ten turiu bliutūfinius ir prisijungęs matau visus svyravimus termometru, tai aš laukiau iki tos ribos ir jeigu nebūtų buvo minus, aš nebūčiau ėmęs į lauką. Būčiau palikęs, jeigu nebūtų pastovaus -10 lauke, nes garažas nėra šildomas. Tai man tas davė supratimą, kiek gali pakelti krevetės. Dabar augalai gavę tokios žemos temperatūros, jie gali pereiti iš pavasario į vasarą, žiemą jie visi gali sukristi. Gali. Ar sukris? Nežinau. Ar aš jau suspėsiu pamatyti? Nežinau. Bet krevetės toliau gyvens ir dauginsis ir nieko jiems nebus. Nieko. Vat vandens asiloj neaišku. Tas +20 dabar temperatūros. Bet krevetėm nieko nebus. Joms bus labai lafa viskas. Nes aš jau jas kilnojau iš balkoną, tiktais, va čia buvo riba. Nes tai yra šaltakraujas gyvūnas, jis atšąla, sulėtėja. Tiesiog visas smegenis, kūnas, viskas sulėtėja. Sušilo, vėl pagreitėja. Ir viskas. Žuvis taip pat. Dėl ko mes humaniškai šaldom žuvis marindami. Nes jos nieko nejaučia. Nes jos nieko nejaučia šaldamos. Joms tiesiog viskas lėtėja.